Tarp fembailidus yra paplitę azartiniai žaidimai, tačiau jos padarė didelę klaidą įžengdamos į pavojingą saugomą teritoriją. Čia jų jau tyko laikų skundikus. Mokslininkai manė, kad fruktai išnyko prieš 5000 metų, tačiau kai kurie mokyklos darbuotojai tvirtina pastebėję kelis šios rūšies atstovus. Štai vienas iš jų pačioje savo didybėje. Šis fruktas toks išskirtinis, kad net išskiriamas jo porūšis – fruktų skystis. Martakos aplodus – įdomus atvejis, nors jis ir atitinka visus kriterijus, nepriklauso fruktų šeimai. Šios dvi rūšys nesutarė. Dėl to poravimosi metu filmavimas tampa pavojingas. Suaugusių individų ši teritorija nebegali išmaitinti. Dėl to jie yra priversti migruoti į kitų mokyklų ekosistemas. Kad ten patektų, jie privalo praeiti seriją išbandymų, vietos gyventojų vadinamų stojamaisiais. Jiems išėjus, naujos kartos užims jų vietą ir kova dėl išlikimo tęsis. Dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš jos, tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.